nuostolių. Tikėkime, kad tokių incidentų nebebus. Na, o mes tai galim tikėkimės. Taip, na, žiūrovams tai čia yra atrakcija. Smagu, taip. Atracija Skrenda. Tai ne kasdienį pamatysi skraidžiančius bolidus, kurie sveria pusę tonos ir iššauna į orą 5-6 metrus. Į viršų kartais būna ir daugiau. Nebuvo pačiame geriausiame atakos ruože Egidijus Dagilis. Nepanašu, kad jisai buvo atlaužęs savo formulę iki pat dugno. Tiesąkant, nepanašu, kad įgavo formulę patį maksimaliausią greitį šitoje trasos dalyje. Bet žiūrėkime pozityviai. Egidijus Dagilis 10. Kol kas sąraše. Edgaras Repko tik dabar užfiksuos savo ratus. Net nebejoju, kad turėtų patekti į 10-tuką. Trūksta dar keletos pilotų, kurie įgyvendintų savo kvalifikacinį normatyvą. Štai mūsų eteryje Sam Whittle, britas, kuris yra tikrai pakankamai greitas jo tėčiui, o dabar ir jam. Jisai yra užfiksavęs greičio rekordą Formulėje 2, 210 km per valandą. Jam priklauso greičio rekordas su šia formulė ir, na, smagu, kad Britas puikiai nusiteikęs, turėjo reduktoriaus problemų, na, o čia štai kaip transliacijos režisierius karts nuo karto vis dar parodo stambių planų, kaip, na, kokie pažeidimai iš tikrųjų ir kokios jėgos veikia apsivertimo metu. Edgaras Repko štai keliauja į pirmąją poziciją, netgi ir mūsų vienas iš... Taip. Netrukus turėtume ir išgirsti, ką kalba pats Edgaras. Turime tokią galimybę išgirsti, ką jisai kalba su radiomenu. Darius Ulinskas palaiko ryšį su Edgaru Repko. Geras laikas kol kas. Beje, geriausias jo rato veikimo laikas buvo ramiame vandenyje treniruočių metu 48 ir 58 sekundės dalis. Tai tikrai Edgaras gali dar pusantros sekundės plaukti ir greičiau, bet panašu, kad jisai to tikrai nesiekia, taupys savo resursą. Manau, kad programa minimum tai tikrai yra. Edgarui dabar tikrai, ar jisai bus 3., ar 4., ar 5, tikrai didelės įtakos neturi. Svarbiausia patekti į 10-tuką geriausiųjų. Tinoleto kol kas 25 startinis numeris, nors ir nuo kvalifikacijos pradžios praleidžia čia nemažai laiko, tačiau turi šiokių tokių problemų visą šį savaitgalį kol kas Europos čempionate. Kamuoja labai daug problemų Tinoleto, buvo pametęs ir kapsulės stogą ir lūžo propeleris, o čia džiaugiamės visi, ploja ir Karolis Ramoška ir visas krantas, net nebejoja. Manau, kad ir komanda džiaugiasi, puikiu pasirodymu. Edgaras Repko stabiliai, kol kas pirmas Q1 etape. Be abejo, dar liko kiek mažiau negu 11 minučių iki Q1 etapo pabaigos. Nikita Lyts labai tik tai per plauką atsilieka nuo Edgaro laiko, 54/100. Beje, Nikita Lyts plaukia su V8 keturtakčių varikliu. Jis beje yra 17 kg sunkesnis, visai truputėlį galbūt iškraipo bolido dinamiką. Dėl to, kad bolidai būna per ilgus metus subalansuoti būtent šiems Mercury varikliams, kurie yra dvitakčiai 200 arklio galių, tačiau šių metų naujovė yra galingesni ir keturtakčiai ir ekologiškesni varikliai. Tačiau Nikita Lyts prisitaikęs yra savo laivą prie būtent šio naujojo variklio, o savo praeitų metų laivą jisai perleido Egidijui Dagiliui. Perleido už atitinkamą sumą. Taip. Greičiausiai. Dovanų tikrai negavo. Edgaras Repko krenta rikiuotėje per vieną poziciją kol kas, gerina laikus čia 4. startinis numeris Jarno Vilmunen. Štai ir Nikita Lyts, 71 startinis numeris jūsų dėmesiui. Jis plaukia su V8 keturtakčių varikliu. Tiesioginės transliacijos žiūrovai gali į tai atkreipti dėmesį. Variklio dangtis šiek tiek skiriasi ir pagrindinis skirtumas dydis tikrai ir skaičiukai, kurie indikuoja, kiek arklio galių išvysto šis variklis. Na ir matome, Jarno Vilmunen pagerino Edgaro laiką ir iššoko į pirmąją vietą.
7. startinis numeris Matilda Viberg grįžta ramiu režimu prie startinio leptelio. Panašu, kad irgi atliko keletą puikių viražų. Kol kas jos laikas yra 8, pakankamai toli nuo rikiuotės priekio. Net nebejoju, kad dar pabandys išlėkti vieną kitą kartą Matilda. Brolis irgi ruošiasi, kol kas vėsina savo kūno temperatūrą ir kokpito temperatūrą atsidaręs liuką. Na, o Tino Leto reikia pagerinti savo poziciją. Jisai yra būtent su broliuku Latviu Dainiu Podziku už brūkšnio, už 10-osios pozicijos. Atsitiesė ir Tobijas Motekas. Na, ką galima sakyti atsitiesė? Na, nemanau, kad Tobija labai džiugina ta 10-oji pozicija. Nu, štai čia ir vis dar tikrai traukos taškų bus pitose Egidijaus Dagilio laivas. Net nebejoju, kad daugelis komandų narių, draugų ir bičiulių norės, nenoriu sakyti įsiamžinti, bet tikrai apžiūrėti nukentėjus laivą tikrai norės. Taip. Štai čia labai puikus kadras, kaip tiesiojoje atrodo šie laivai. Kartais tik tai sraigtas liečia vandenį. O tuo tarpu mes turėsime karštąjį komentarą iš Edgaro Repko. Jis jau čia pas mus. Aukščiausio elitinio lygio sportininkas, nesušilęs, viskas tvarkoja, komforto lygmenį savo namų arenoje ir sveikiname su tavimi. Dar kartelį, bičiuli, Edgaras Repko, jūsų dėmesio. Sveikas. Labą dieną, sveiki. Aš manau, kad išgirdę Edgaro balsą dabar galėtų žmonės ir paploti, ir pasidžiaugti. Tiesioginės transliacijos žiūrovai, kurie galbūt įsitaisė dabar, irgi džiūgauja. Geras laikas, kol kas mes spėliojam su Nida, kad tu nepersistengi. Taupai tiesiog resursą, rezultatas tenkina tave, ar ne? Jo, dabar plaukia 13 formulių ir iš tų 12 tik tai patenka į Q2, tai vienas apsivertė, dėja lietuvis mūsiškis, ir dabar lieka tik tai 12 formulių, tai principė jau nėra skirtumo, kurioje vietoje čia dabar užbaigsi šitą sesiją. Dabar matau, esu antroje vietoje, bet visi sportininkai patenka į Q2 ir po 7 minučių maždaug baigsis Q1 ir jau Q2 bus įdomiau, nes išlikusių 12 jau tik tai 6 pateks. Tai jau tada vyks kova. Kol kas matau pagal mano laiką, ką dabar parodžiau, Suomis mane aplenkęs, Jarno Vilmunen. Tai čia turbūt vienas iš didžiausių konkurentų, kiek matau, šiandien gali būti. Manau, kad dar Duarte Benevente gali šauti, dabar 5 vietoje gali būti, kad jisai neparodo savo viso galingumo. Taip, Nikita Lic irgi greta tavęs. Kita vertus, ačiū už patikslinimą, kad į Q2 etapą patenka 12 sportininkų. Tai iškart Tomijas Montekas, Tino Leto turėtų komfortabiliau jaustis apie tai. Na ir lauksim Q2 etapo, į kurį paskui iš 12 laivų liks į Q3 etapą, liks tik tai 6 laivai. Beje, kokios emocijos šiaip kokpite? Gerai, viskas tvarkoja, tik tai tas vėjas labai įdomus. Tai jis užpučia, tai jo nėra, tai tokios apgaulingos, sudėtingos yra sąlygos, reikia labai negali atsipalaiduoti, kad ir turi gerą laiką, bet viena klaidelė ant vieno ar kito posūkio gali tau užbaigti visą čempionatą. Taip, na, mes jau turime 2 pavyzdžius, kurie gali užbaigti savo čempionatą čia ir dabar. Kaip manai pagal pavojingumo lygį, ar pilotai rizikuos šiandieną kažkurioje tai vietoje? Kur galima daugiausia išlošti šitoje trasoje ir kur galima daugiausia prarasti? Na, tai turbūt didžiausias išlošimas būtų šitoj ilgoj tiesiojoj, kur pati ilgiausia 600 metrų tiesė, nes čia reikia pastatyti, pakelti formulę gerų labai kampų, kad išgauti kuo didesnį greitį, nes čia yra didžiausias greitis ir kuo tu sugebi prieš vėją, nes yra šoninis vėjas. Tai kas yra sudėtinga, kad tu plauki prieš šoninį vėją ir tave neša, vairas būna užsuktas tokioj pozicijoje, jeigu tu tik tai paspausi mygtuką, kuris prilaužia variklį, tave iš karto mes į kairę. Tai tu atėjęs į posūkį jau su užsuktų į kairę vairu, turi prilaužinėti variklį ir tuo pačiu metu būti pasiruošęs jį atsukti patį vairą, nes jisai gali tave per daug užsukti. Ir dar trečias dalykas, tuo pačiu turi
jau su kitų mygtukų atlaužt variklį, kad jau tu pakiltum vėl iš to posūkio, bet iš to posūkio, kaip reikia pakilti, tenais ateina tas šiaurės vakarų vėjas ir tai biškai kilstina. Na tai čia toks yra turbūt įdomiausias posūkis. Taip, kaip ir minėjome prieš tai su Nida Kilinskaitė, mano kolegė, komentatorė, kad visas formulės valdymas vyksta mygtukų pagalba, hidraulinės sistemos pagalba, kai variklis kilnojasi ne tik į aukštį, bet ir laužiasi jo kampas. Kol kas viskas atrodo gerai, lieka iki Q1 etapo pabaigos 3,5 minutės, mažiau negu 3,5 minutės ir pažiūrėsim, kokie rezultatai bus šio etapo pabaigoje. Edgarai, ką norėtum perduoti žiūrovams? Na, žiūrovams tikrai noriu perduoti linkėjimus visiems savo fanams, kurie atėjo mane pažiūrėti. Yra tokių labai ištikimų, kurie netgi ir keliauja. Galiu atskleisti paslaptį, šiemet mūsų galbūt apie 30 žmonių skrenda į pirmą pasaulio čempionatą Italiją, Brindisi. Tai jeigu dar kas norit, galite prisijungti. Iš Kauno skrendam į barį, keliaujam visi kartu, bus labai linksma. Tai visiems linkėjimai. Smagu girdėti, kad keliaujate kartu 30 žmonių kompanija. Čia skamba kaip geras bernvakaris. Tai tokių etapų bus netgi 6. Beje, kalbant apie kitus etapus, taip truputėlį nusikelkime į šios sezono perspektyvą. Kokie etapai tau patys palankiausi? Na, nežinau, dabar jau taip net pats turbūt nerūšiuoju juos. Anksčiau gal būdavo tenais geriau, ten lengviau, ten sunkiau, tenais nenorėčiau, ten norėčiau, bet jau kaip po tiek metų, kai supranti, jeigu nori būti pasaulio čempionu, tau turi nemaišyti nei bangos, nei vėjas, nei trasa Kaunas, nei Italija, nei Portugalija. Tai iš tikrųjų dabar taip ir gyvenu, kad net nekreipiu dėmesio, tiesiog žinau, kad atvykęs į tą vietą būsiu pasiruošęs su vienais raiktais, vienu balansu, važiuosim į kitą vietą, jau tu žinai, kaip reikia ten elgtis, o tiek visuose šalyse, kiek esu buvęs, jau turiu tikrai ir patirties, ir podiumų. Tai be abejo, turbūt galbūt, jeigu taip jau labai nuoširdžiai, tai aišku, sunkiau visiems, kur jau yra didelės bangos. Tai 1-2 etapai šiemet pasaulio, kur tai bus, tai yra Brindisi Italija ir Lietuva Klaipėda. Tai tokios dvi uosto ekvatorijos, kur turim sudėtingas sąlygas, vien dėl to, kad yra betoninės sienos aplinkui ir tos grįžtamos bangos, jos nėra paprasta ir tiems, kurie patyrė, ir ypač naujokams. Tai galbūt tokios varžybos jau yra sudėtingesnės tikrai. Taip, turime betoninę tokią atkarpėlę ir čia, Kauno hidroelektrinės atkarpą, bet ji dar sąlyginai pakankamai palanki, turint omenyje Klaipėdos trasą. Taip, turim čia šiek tiek betono, bet jisai yra labai nuožulnus. Ir tos bangos, jos nėra, jas nugesina, bet kur yra 90 laipsnių kampu betonas su vandeniu susiję, tai tada grinai tos bangelės grįžta atgal ir kitą formulę plaplaukia, jie vėl pastumia, jinai vėl grįžta ir tada gaunasi toks vanduo verdantis ir galima prisižaisti greitai. Taip, ačiū tau už karštuosius komentarus. Su jumis ir su manimi Edgaras Riabko, 2-kart Europos čempionas, 2-kartinis ir pasaulio vicečempionas. Šiandien turi misiją ne tik švęsti tėvo dieną, bet ir nudžiuginti savo gerbėjus ir be abejo apginti Europos čempiono titulą. Ir smagu, kad geranoriškai prisijungė prie mūsų duoti interviu. Visą laiką smagu girdėti tos visus pirmosius įspūdžius iš piloto lūpų. Pakalbinkim ir kitą pilotę, Nidą Kilinskaitę. Taip, labai smagu yra aktualijas tiesiai iš to vandens gauti. Taip, visiškai teisingai, aktualijas galite gauti ir iš mūsų informacinio rėmėjo Kauno dienos. Kalbant apie mūsų rėmėjus ir partnerius, tai dar kartelį be jokios abejonės norėtume pagarsinti juos. Tai renginį finansuoja Kauno miesto savivaldybė, generalinis rėmėjas Nordis, išmanus vėsinimo ir šildymo sprendimai. Taip pat pagrindiniai rėmėjai UAB Vytauto paslaugos, UAB Adampolis Rental, UAB Magnaplast, taip pat renginio partneriai UAB Garants Boats and Yachts, Bister ir taip pat informacinis rėmėjas, kaip ir minėjau, Kauno diena. Štai čia prieš jūs rezultatai, o dabar ir trumpas komentaras. Labas, Keitė, tai labai smagu tave matyti čia. Kaip tavo nuotaikos matant šitas varžybas? Labai geros nuotaikos yra, vėjas intensyvus, tai truputį pergyvenu už pačius profesionalus, bet yra intriga. Esi ne pirmą kartą šiose varžybose, būtent vandens formulių. Ar turi kokį savo favoritą?
Edgaras yra mano vienas favoritų, kuris šiandien vat antrą vietą. Tai labai tikimės, kad Edgarui ir pavyks ir pirmąją vietą iškovoti. O matau, turi su savimi draugą. Ir ar jis visur keliauja kartu su tavimi ir ar jam pirmos varžybos? Ne, buvo ir praeitais metais, tai visur keliauja su manimi. Ačiū tau labai, linkim gražių varžybų, tikimės, kad dar bus ypatingų kažkokių tai įvykių ir pasimatysim. Ačiū. Nu va, girdėjote ir keletą komentatorių iš žiūrovų. Gerai, žinok. Matai, bėgime. Viena. Grįžtame į tiesioginę transliaciją, stebime puikius vaizdus. Šie galingi bolidai tikriausi ginklai ant vandens, 500 kg, 200 arklio galių, pas kai ką ir daugiau, jeigu tai yra keturtaktis ekonomiškesnis, didesnis variklis. Na, panašu, kad tikrai puikiai visi nusiteikė, Q1 etapas baigėsi tikrai pakankamai pozityviai Edgarui Repko ir labai liūdnai Egidijui Dagiliui, na, labai pergyvename už jį, bet jo komentaras buvo pakankamai šiltas, optimistinis ir, nu, iš klaidų mokomės. Iš klaidų mokomės ne kitaip. Na ir dabar turėsime Q2 kvalifikacijos etapą. Tai šiuo metu 12 laivų pasirodys prie startinio lieptelio ir jie visi toliau suks ratus trasoje ir toliau bandys gerinti savo trasos laiką iš naujo. Ir būtent po šio kvalifikacijos etapo bus atrinkti 6 geriausi laikai, kurie keliaus į Q3 kvalifikacijos etapą. Ir būtent tenai dar kartą suks ratus ir išsiaiškins pirmasias pozicijas startinės. Taip, na, o kalbant apie rezultatus, tai Edgarui tikrai atrodo viskas pakankamai neblogai klostosi. 4. startinis numeris, pasak Edgaro, Jarno Vilmunen iš Suomijos bus vienas iš piktesnių konkurentų. Jis buvo beje sprinto varžybose 3. Kažkaip tai keistai pasirodė Dainis Podziuks. Jis atrodo ramesnėme vandenyje. Šis latvis gerokai greitesnis, beje, plaukė su 2002 metais pagamintu bolidu. Buvusio Europos čempiono Uwe Slakterio bolidas, priklausęs kažkada Latvijos legendai, dabar jį pilotuoja Dainis Podziuks, jis yra F4 daugkartinis bronzos medalininkas pasaulyje ir taip pat Latvijos čempionas. Taigi kol kas mes matome savo ekranuose ryškiausius epizodus iš paskutiniojo Q1 etapo. Tikrai neramus vanduo gūsių, tai ten, tai šiandien ir visi pilotai, kaip susitarė, kalbėjo apie tai, kad kiekvienas ratas yra labai skirtingas dėl besikeičiančios vėjo krypties. Na ir laukiam, nesulaukiam, prasidės kada Q2 ir jog pamatytume, kaip Edgarui Repko seksis šiame etape. Taip, na, o štai čia mūsų ekranuose ir 77 numeris Tobijas Montekas, patyręs avariją per treniruotes. Manau, kad vis dėlto paveikė jį tas epizodas, o štai čia ir karščiausias momentas Egidijus Dagilis ir jo avarija. Na tai yra įspūdinga, kiek arti visa tai vyko prie kranto. Taip. Ekspozicija Egidijus Dagilis pasirinko pačią geriausią lokaciją. Juokas juokais, bet svarbiausia, pilotas rimčiau nenukentėjo. Na, o hidraulikos ir mygtukų pagalba visas valdymas vyksta, akseleratoriaus neatleidžia pilotai, šoninis vėjas tikrai neša formulę atitinkamų kampų, pilotas susukęs vairą plaukia tiesiąją, kuri trunka 600 metrų. Susukęs taip į atakos kampu į vėją, tada turi greitai jį tą vairą ištiesinti, prisispausti laivą, padaryti posūkį ir vėl atlaužti laivą. Ir viskas vyksta per vieną kitą sekundę. Tikrai pakankamai mikliai, greitai ir turi labai gerai suvaldyti savo formulę. Būtent tokiu pagrindiniu principu ir įveikia šios formulės, šios labai stačius kampus, stačius būtent posūkius
ir valdomumas išties įspūdingas. Kuo greičiau yra atlaužiamas variklis po posūkio, tuo laivo akceleracija gerėja. Taip, svarbiausia palaikyti gerą balansą ir ištraukti savo formulę iš vandens, kad pasipriešinimo lygis būtų kuo įmanoma mažesnis. Štai čia tiesiojoje 30-asis startinis numeris Sam Whittle. Tikrai greitas, jam priklauso ir greičio rekordas užfiksuotas kažkurioje lokacijoje, bet tai buvo 210 km/h. Tikrai ne varžybose pasiektas greitis. Manau, kad varžybose sunku tokį greitį pasiekti, juolab, kad plaukia labai daug formulių ir vanduo tikrai tampa neramus. Britų bendruomenė labai mėgsta visus rekordų siekimus ir varžybas. Nu, Didžiajai Britanijai tikrai galima skaičiuoti, jeigu greičio rekordas ir dar ant vandens, tai tikrai priklauso arba Didžiajai Britanijai, arba amerikiečiui, arba australui. Bet didžiąją daugumą ir tokių, iš esmės, Didžioji Britanija yra praradusi ne vieną legendinį savo pilotą, būtent kai jie bandymo metu su netgi reaktyviniais varikliais pasiekdavo įspūdingus greičius, 200 ir 300 mylių per valandą ir tos greičio varžybos praeitame amžiuje buvo tikrai labai pavojingas užsiėmimas. Tačiau saugumo standartai vis gerėja ir gerėja. Įvedamos naujos taisyklės, kurios padidina saugumo Švietimas daro reikalavimus. savo, jau dabar visi taip nepametę galvas, jau savo kamantas greičio rekordus už verslą plėtot nori. Dabar visi kitose vietose įrodinė. Kamantas greičio rekordas, aš gal sekėjų pasikelsiu biškį. Gal influencerių. Taip. Tai čia jo, su kiekviena karta, su kiekvienu amžiumi tendencijos ir mados skiriasi. Bet sportas yra sportas, smagu, kad tas sportas yra plėtojamas, ypatingai vandens sportas čia Kaune, upių mieste, didžiosios dvi Lietuvos upės suteka santakoje į vieną, į Neris įteka į Nemuną ir smagu, kad Kaunas turi tokį dirbtinį vandens telkinį Kauno marias. Kažkada čia buvo Nemuno vingis, dabar šis telkinys yra gerokai didesnis po 53 praeito amžiaus metų, kada buvo pastatyta ši Kauno hidroelektrinė. Būtent mes kauniečiai esame labai dėkingi už Kauno marių vietovę, nes kitų miestelių pilotai treniruojasi labai siaurose upėse. Taip, kas iš esmės yra pavojinga, upės pagal savo natūrą, kadangi turi tėkmės greičius ir panašiai, tai vienoje pusėje labiau dyla, kitoje būna labiau seklu ir visokiausių pavojų. Aš turiu bent 5 pažįstamus, kurie Nemune yra nusilaužę savo propelerius. Na ir štai prasideda kvalifikacija, antroji dalis jos ir pirmasis į trasą išplaukia Hilmer Viberg, 70 numeris, švedas, kuriam tai yra pirmosios tarptautinės varžybos Formulėje 2. Stefanas Haginas irgi pajuda iš savo pozicijos, visi lėtai ir pajudės. Manau, kad pirmieji ratai neatspindės realios situacijos. Žinoma, pilotai norės apšildyti savo variklius, kurie čia stovėjo keliolika minučių neužkurti. Tačiau pats laikas ratų bus nuimamas tik po keletos minučių, todėl, kad visiems vienodos sąlygos būtų, kad susidarytų tiek pat bangų, kiek pirmam išvariusiam į trasą. Taip, na, o kol kas, kol turėjom ir laisvasias treniruotės, tai Edgaras visą laiką parodė puikius rezultatus. Štai per pirmąją treniruotę vakar buvo antras, beveik lygiai 50 sekundžių tokį rato įveikimo laiką demonstravo lietuvis. Nikita Leitz buvo vakar greičiausias, tuo tarpu antrojoje treniruotėje buvo situacija kitokia. Edgaras užfiksavo labai itin greitą 48 ir beveik 60 rato įveikimo laiką. Dabar tikrai nebus greitesni į rato įveikimo laikai. O gal aš klystu, gal šiek tiek ir vėjo gūsiai pučia iš kitos palankesnės pusės, bet pagal mūsų turimus duomenis vėjas laikosi iš tos pačios pusės, iš tos pačios krypties ir ilgoji tiesioji vis dar būna ir išlieka pavojingiausia šios trasos dalis. Taigi,
oro temperatūra nesikeičia, 20 laipsnių pagal Celsijų, vandens temperatūra 18 laipsnių, vidutinis vėjo stiprumas apie 20 km/h bet kalbant apie trasoje esančius skirtingas zonas, tai vėjo greitis tikrai keičiasi, ypatingai po dešiniojo posūkio, kuris yra pažymėtas geltonąja buja. Ten taip pat labai pavojinga. O Tobijas Montekas atlikęs dešinįjį posūkį, keliavęs link kairiojo, būtent už kairiojo posūkio pažymėtų oranžinė buja, kuris yra bene toliausiai nuo mūsų. Arčiau Kauno hidroelektrinės to posūkio ten ir buvo padaręs kritinę klaidą, vėjo gūsis kilstelėjo neprognozuojamai jo laivą. Smagu, kad Norvegui pavyko iššokti į Q1 etapą, atgaivino savo techniką. Rezultatas kol kas tikrai pagal Tobijas Montekas charakterį jo tikrai nedžiugina, norės pagerinti savo poziciją. Ir jeigu Q1 etapas buvo ryškiausias epizodas Egidijaus Dagilio momentas ir avarija jo, dabar tikrai gali būti, kad pilotai imsis didesnės rizikos. Dėl ko? Dėl to, kad tik iš šių 12 pilotų 6 pateks į tolimesnį Q3 etapą. Stefanas Haginas, Hilmer Weiberg. Na tikrai, puikus šitų dvitakčių V6 formos 2,5 darbinio tūrio Merkurio variklio garsai. Kiek girdėjau, kad keturtakčiai netokie simpatiški pagal garsą, bet mes apskritai pastaruoju metu, kalbant apie sporto tendencijas, tai tas garsas prastėja su kiekvienais metais. Visiems sporto entuziastams yra labai svarbus tie variklio garsai ir kuo jie didesni, tuo labiau užkuria publiką. Taip. Na, kita vertus, technologijos, amžiai, mados keičiasi. Nenuostabu, kad einam žaliojo kurso link. Yra ir atsiradusi ir kita disciplina, kaip ir Formulėje 1. Na, iki Formulės dar tikrai toli pagal greitį, bet Formulė E irgi jau nuo 2014 metų berods tikrai turi savo fanų bazę. Ten visai kiti modeliai ir kiti dėsniai, kiti greičiai. Čia taip pat irgi vis labiau populiarėjančios sporto šakos ir bolidai, kurie yra varomi tik tai elektra. Iki formulių greičių tikrai ten dar labai toli pagal turimą technologiją. Tačiau jų pačių išvaizda labai įspūdinga. Patys bolidai atrodo kaip iš kosmoso nusileidę. Taip, visai kitų principų jie yra sukurti, bet dabar ne apie tai, susiformuokime į formulę ir pirmosios sekundės tiksi Q2 etape, o tai reiškia, kad mes turime jau žalią šviesą mūsų kovoj. Na ir nuo šio momento pradeda skaičiuoti ratų laikų nuėmėjai. Taip, turime specialią komandą iš Portugalijos, ilgametę komandą iš Portugalijos, kurie būtent ir dirba ties laiko žymėjimais. Na ir su nekantrumu laukiame pirmųjų ratų rezultatų. Taip, šiai sesijai skirta 20 minučių ir veiksmas prasideda, ponios ir ponai, taigi pasižiūrėsime, kasgi pateks į Q3 etapą. Be abejo, startas yra labai svarbi procedūra ir vienas iš svarbesnių dalykų yra turėti puikią startinę poziciją, dėl to kovoja ir Edgaras Riabko. Jarna Vilmunen labai aukštai kelia savo laivą į viršų. Startinis numeris 4. Na ir labai rizikuojančiai atrodo visas Jarno vairavimo būdas. Jarno iškart per pirmosius ratus 49,5 sekundės dalis. Fantastiškas jo tempas ir galima pasižiūrėti. Kiti taip gal nerizikuoja per pirmosius ratus. Visi kiti atsilieka per kelias, netgi sekundės, arčiausiai Duarte Benavente, bet kol kas tikrai tai nėra dar galutiniai rezultatai. Manau, kad visi tikrai gerins savo rato veikimo laikus. Visi turėtų truputėlį suartėti. Dabar kitaip.
Lietokai dabar plaukia 30 numeris iš Didžiosios Britanijos Sam Whittle. 71 startinis numeris Nikita Lyts mūsų dėmesiu. Čia 70 startinis numeris Hilmer Wiberg. Švedų tandemas brolis ir sesė mūsų akiratyje. Čia Hilmeris. 7 numeriu pasižymėjusi Matilda. O čia Norvegas Tobijas Montekas, kuris vienas yra iš tų pilotų, kuris ir skatino keturtakčių atsiradimą šitoje kategorijoje ir šitoje klasėje. Kvalifikacijos metu kiekvienam pilotui yra labai svarbu surasti švarų vandenį. Kad neplaukti kuo arčiau kito laivo, kadangi bangų susidaro daugiau, oro vandenyje padaugėja. Taip, ir iš praeito kadro galėjome puikiai matyti, kaip pilotai pasiskirstė vietas mūsų trasoje. Štai čia Latvis, Nikita Lyts. Tikrai dar jo laikas neblizga. Šiaip labai įdomiai įsirikiavę per pirmasias minutės laiko intervalais mūsų pilotai. Tai tikrai kol kas neatsispindi viskas taip, kaip norėtųsi. Edgaras Repko dar nėra užfiksavęs savo rato veikimo laiko, bet netrukus tą turėtų padaryti. Na, o Duarte Benavente matome ekrane 45 numeris. Šiuo metu krenta į 3-ąją poziciją, kadangi Matilda Wiberg 7 numeriu pagerino savo laiką. Taip, iki pirmosios vietos, iki Jarno laiko pirmoje pozicijoje 1,60, beveik 1,70 sekundės dalis čia, tai kol kas tikrai neatspindi to tempo, ką mes norėtume pamatyti. Labai įdomių laiko intervalų pasiskirstė dabar pilotai. Panašu, kad tikrai dar pilnų sklendžių nėra atidarę. Na, o štai čia tobulas vaizdas, kaip atrodo mūsų trasa iš paukščio skrydžio. Puikiai įrengta žiūrovų erdvė. Matosi šiek tiek vandenyje šiokie tokie pašviesėjimai, kur yra sekliau. O čia Matilda Wiberg. Buvo brolis su problemom, dabar ir Matilda. Įdomu, kodėl ji stovi ir kurioje vietoje. Tai pakankamai pavojingoje vietoje stovi ji. Geltona vėliava turėtų būti jau visai netrukus. Kol kas dar geltonos vėliavos fazės nematyti. Galimai, kad dar turi galbūt kažkokį tai radio ryšį Matilda, ar tiesąkant jos radio menas. Alberto Komparato gal duoda teisėjams signalą, kad viskas gerai, netrukus susikursiu, galėsiu plaukti. Alberto Komparatas sunerimęs kažką intensyviai aiškinasi su teisėjais dėl Matildos sustojimo. Na, taip, kol kas žalia vėliava toliau yra čia. Na, Matilda sustojo šiek tiek toliau nuo trasos, ne pačioje tiesėje, kur kiti plaukia, tad... Na, dabar ir Duarte Benavente ją apiplaukė iš kitos pusės. Na, žiūrint į jos poziciją, tikrai ne pačioje geriausioje pozicijoje. Štai iš šio kadro tikrai galime matyti, kad labai pavojingoje vietoje sustojo Matilda. Ir klausimas, kodėl dar neskiriama geltona vėliava, bet teisėjai dirba savo darbą ir tikrai žino, ką daro. Žino visus niuansus. O štai čia labai gražus kadras, kaip savo bolidą atkelia Nikita Lyts. Vandenukas tikrai nepanašu, kad yra pats ramiausias dabar Kauno marių prieplaukoje, o čia panašu, kad Matildos Wiberg vis dar momentas lieka neįspręstas. Na štai, gauname geltoną vėliavą. Na ir panašu, kad neįsisprendžia kliūtis trasoje. Matilda vis dar lieka stovėti ten, kur ir užgeso. Geltona vėliava po pusantro rato mojuojama ir šiek tiek jie neša į išorę, bet dabar panašu, kad be savo
pagalbos tikrai nepaliks šitos trasos. Kita vertus, jei tai yra išbandymas, atkurtas bolidas, galima sakyti nuo nulio, kaip pati teigia, jie stipresnė negu bet kada. Tai tikrasis išbandymas, na, žinoma, kartais gali pasitaikyti visokiausių niuansų. Ši komanda iš Švedijos, jie atstovauja Matilda Wiberg ir Hilmer Wiberg, brolis ir sesė. Matilda kaip tik dabar matome mūsų ekranuose. Ir vakar po treniruočių tai buvo komanda, kuri užsidėjusi roko muziką, nesu tikras kokia skandinavų kalba, gal tai buvo švedai, gal švedai mėgsta suomių roką, bet tikrai darbavosi dar pakankamai ilgai. Matildos ir Hilmerio komanda prie jų bolidų. Variklio skyriai irgi buvo dangčiai atidengti ir panašu, kad tikrai buvo nuodugniai žiūrima kas kur kaip. Bet tiek Hilmeris, tiek Matilda neišvengė techninių bėdų šitame Europos čempionate. Tai yra vis dėlto techninis sportas ir štai dabar tik tai mūsų trasos gelbėtojų pagalba traukiama vandens motociklo. Matilda bus pargabenta į krantą. Na, o Q2 etapas, laikas yra stabdomas. Jis bus pratęsiamas, kai tik tai kliūtis bus pašalinta iš trasos. Pilotai visi, kurie vis dar buvo trasoje, plaukė ypatingai lėtai. Kadangi Matilda yra dabar jau tikrai ne trasoje, ji yra išorinėje trasos dalyje, nepavojingoje zonoje, todėl ji bus lėtai partempiama į krantą, o tuo tarpu taupant visų laiką ir nervus ir neužlaikant kitų pilotų, dabar žalios vėliavos fazė ir Q2 etapas toliau tęsiasi. Kol kas mane stebina intervalai, kurie buvo visiškai kitokie negu per Q1 etapą. Ir štai dar vienas įrodymas, kad šis sportas būna labai intriguojantis, labai neprognozuojamas. Edgaras per 7 minutės kol kas nėra įveikęs atitinkamo rato. Jis yra 11. Priminsiu, kad tik tai 6 greičiausiai kovos dėl pirmųjų 6 lieptelio pozicijų. Tačiau Nikita Lyts atrodo labai stabiliai ganėtinai nors ir turi tik tai 6. poziciją užsitikrinęs. Tačiau šiame etape to ir pakanka. Pirmasis šešetukas pateks į Q3. Vėliau bus renkamos pirmosios pozicijos ant starto lieptelio pirmajam startui. Tobijas Montekas, jo rato įveikimo laikas apie 53 sekundės. Tikrai neblizga norvegas. Panašu, kad tikrai turėjo rimtų problemų atsitiesti po įvykusios avarijos per treniruotes. Tikrai greitasis norvegas dabar nepanašu, kad būtų visiškai greitas. Jį lenkia netgi ir su techniniam problemom susidursintis šis 25 startinis numeris Tino Leto. Panašu, kad užtikrintumo labai trūksta Tino Leto dėl to, kad visiškai ne visai klauso jo bolidas jo. Tačiau tai yra tik tais pačios pirmos jo varžybose Formulės 2, tai anksčiau plaukdavo Formulėje 4, tad dabar pakeitė savo klasę. Na ir tai yra skirtingas visiškai laivas, viskas skiriasi, todėl priprast prie jo reikia laiko. Visiškai teisingai, kai Edgaras persėdo į F2, tai viskas baigėsi Europos čempionate Zarasuose, kaip ir girdėjome per laisvąją treniruotę, 6 ratai ir buvo įvykusi avarija su Edgaru Repko dar prieš 10 metų. Bet įgavo patirties, dabar sklandžiau atrodo, dabar gerokai užtikrinčiau. Tuo tarpu Edgaras tik tai 8 pozicijoje atsilieka nuo lyderio 2,4 sekundės. Kas iš esmės man atrodo, kad galėjo nutikti toks scenarijus, mano hipotezė, kad Jarno Vilmunen dar sugebėjo prie geresnių sąlygų įplaukti gerą, greitą ratą, prie ramesnio vandens. Na, o dabar visi kiti turi kažkaip tai vienaip ar kitaip dėliotis taktikas.
Labai tikėtina. Dažniausiai per kvalifikaciją geriausi ratai ir būna užskaityti pačioje kvalifikacijos pradžioje. Na, o retas atvejis pasitaiko, kaip jau labai nešvariame vandenyje įvyksta geresnių rato laikų. Taip, ir panašu, kad situaciją puikiai išnaudojo Jarno Vilmunen ir aš tikrai buvau pakankamai įsitikinęs, kad tie laikai ir tas atstumas nuo jo tikrai pradės tirpti, tačiau to mes nematome. Kol kas ir Jarno Vilmunen užtikrintai priekyje ir laiko 85 sekundės dalių atstumu Stefaną Haginą, pasaulio čempioną. Tituluotą pasaulio čempioną 19 numeriu čia savo antroje pozicijoje. Nikita Lyts kol kas užtikrintai trečias. Na, o Edgarui Riabko lieka tikrai nedaug laiko. Tiesą sakant, mes jau įpusėjome šią sesiją ir lieka 9 minutės ir 20 sekundžių pagerinti savo rato įveikimo laiką. Na, labai svarbu, kad Edgaras bent pakiltų į stipriausių šešetuką. Būtent šešetukas ir konkuruos Q3 etape. Na, štai čia girdime Edgaro ir jo kolegos radiomeno Dariaus Ulinsko balsus. Gavo nurodymus Edgaras, kad praleisti 70-ąjį numerį Hilmer Viberg į priekį. Turime taisyklę, jog kvalifikacijos metu negalima gadinti kitam pilotui atliekančiam geriausią savo rato laiką rato. Tai negalima užkišinėti, negalima keisti savo, kliudyti kito žmogaus trajektorijos. Būtent Lewisas Hamiltonas Monake ir gavo 3 pozicijas baudos, nes Maxui Verstappenui buvo sukliudyta. Taip, Edgaras Riabko gauna nurodymą, kad dabar bus geras. Kalba apie ratus. Na tikrai, kartais labai smagu girdėti gal ir ne pačios geriausios kokybės garso įrašą, bet radio ryšys yra visiškai kitoks ir čia tiesioginė transliacija iš jo kokpito. Tai smagu, kad pasidalina transliacijos režisieriai ir tokia labai įdomia medžiaga. Tačiau kapsulės viduj ta kokybė tikrai negeresnė nei čia girdėjom. Nuo variklio ūžesių labai yra sunku girdėti savo radiomeną. Tad stengiamasi kalbėti raiškiai ir kad viskas būtų išgirsta. Ir trumpai sakiniais. Taip. Alfa Bravo, girdit mane? Taip, na ir kita vertus tai yra sportinis bolidas. Nu, negali pridėti palidovinio bliūdo, kad pasauliui transliuotum geriausio ryšio medžiagą, ar ne? Tai viskas yra natūralu, antenytės trumpos, radio ryšys turi būti toks, koks gali būti. Ta radio įranga irgi negali sverti labai daug. Kiekvienas gramas, kilogramas yra paskaičiuotas šitose boliduose ir tiesiog toks radio ryšys yra toks, kokį mes turime. Visiškai normalu. Panašu, kad pozicijos nesikeičia šiuo metu. Edgaras išlieka 8 vietoje, o pirmieji laivai taip pat nesikeičia savo pozicijų. Taip, Edgaro puikus bandymas pakilti pozicijomis aukščiau, bet labai sunku tą padaryti. Pastebėjome, kaip šokinėja jo bolidas. Panašu, kad tikrai vanduo nėra visiškai ramus. Edgaras gauna informaciją, kad lieka 6,5 minutės ir ieškom distancijos. Dabar reikėtų rato. Tokį nurodymą Edgaras gauna. Labai yra svarbu prieš darant geriausią savo ratą kuo didesnį užsimojimą padaryti nuo bujos link
nuėmimo atkarpos, kad pasigauti savo didžiausią esamą greitą. Atakuoja dabar Edgaras Riabko, bandys pagerinti savo poziciją, jam žūtbūt reikia tą padaryti, dėl to, kad jis privalo patekti į top 6 kaip minimum, norim patekti į Q3 etapą. Atakuoja vandenį, labai staigiai atkėlė prieš šią ilgąją tiesiąją savo formulę. Edgaras puikiai išnardina ją iš po posūkio. Dar kartelį priminsiu, viena iš pavojingiausių trasos dalių laukia jo kaip tik dabar prieš akiją. Dešinysis pavojingas posūkis pažymėtas geltonąja buja. Tuo tarpu ten ir vėjo gūsiai visai kitokie, kur kiekvienas ratas yra tikrai pakankamai kitoks. Ir čia panašu, kad dabar ir buvo raginamas atlikti šį ratą kuo greičiau, dėl to, kad ši sesija sutrumpėjo, nes panašu, kad Matilda Wiberg šiek tiek atėmė sesijos laiko su savo geltonos vėliavos faze ir panašu, kad trumpesnė sesija negu įprastai ir Edgaras pušina. Edgaras dabar spaudžia ir tai yra viskas, ką dabar Edgaras gali padaryti. Ponios ir ponai, ar mes turėsime paskutinis posūkis ir... Edgaras lieka 7 pozicijoje, o tai yra per paskutinis laiptelis iki ten. O štai dar ir pagerina dar vieną poziciją vienas iš pilotų ir Edgaras lieka, šiek tiek pagerina per 1/10 savo rato veikimo dalį, bet to nepakanka. Edgaras Riabko lieka 8 pozicijoje ir po tokio fantastiško treniruočių ciklo ir viskas atrodė tikrai pakankamai gerai. Dabar panašu, kad šis kvalifikacijos Q2 etapas ir šis ciklas tikrai nepasisekė Edgarui. Labai bus sudėtinga startuoti iš 8 pozicijos. Na, o štai čia prieš jūs ir šios pakankamai trumpos, vietoj prognozuotų 20 minučių, 15 minučių sesija ir vis dėlto mūsų lietuvaitis lieka 8 pozicijoje. Pirmasis čia Jarno Vilmunen iššovęs stebuklingą 49,5 ratą. Panašu, kad tą padarė anksti šios kvalifikacijos fazėje ir kai dar buvo gal netgi palankesnis oro sąlygos. Panašu, kad vanduo buvo gerokai įniršęs įsibėgėjo šiai kvalifikacijai. Taigi Suomis pakankamai išlieka aukštoje pozicijoje. Pasaulio čempionas Stefanas Hagenas, 19 startinis numeris, kvalifikuojasi į 2 poziciją. Nikita Lyts ir Dainis Podžiuks, 2 latviai, 3 ir 4 vietoje atitinkamai. 5 pozicijoje Matilda Wiberg, 6 Duarte Benaventi iš Portugalijos, 7 Hilmeris Wiberg iš Švedijos, 8 mūsų lietuvaitis Edgaras Riabko, 9 Alexander Lindholm, 10 Tino Lechta, 11 Sam Whittle ir paskutinis mūsų Tobijas Muntekas. Na, štai čia karščiausi momentai, ką mes pamatėme per Q2 etapą. Tikrai buvo gražių momentų. Net nebejoju, kad Edgaras pabandė viską, ką gali. Labai mažai trūko Edgarui Riabko pasigerinti savo poziciją. Labai dabar įnirtingai vyko diskusija tarp radiomenų, ar Hilmeris Wiberg 70 numeris turėjo pasitraukti iš kelio Edgarui atliekant savo greičiausią ratą. Ar tik negaus kokią geltoną kortelę? Visko gali būti. Mes buvom kalbėję apie tai, kad čia kaip ir futbole pilotai gauna geltonas korteles už netinkamus būtent judesius trasoje. Tačiau viskas priklauso nuo teisėjų. Ką teisėjai pasakys, taip ir bus. Tikėtina, kad Hilmeris Wiberg tuo pačiu metu atliko taip pat savo ir geriausią ratą. Štai šio kadro puikiai matosi mūsų visa ši trasa. Tikrai nebuvo lengva. Q2 etapas atrodo, kad buvo visiškai kitoks negu Q3. Užtikrinčiau atrodė Edgaras, o Q2 etapas, na, panašu, kad buvo pilnas staigmenų. Ir tikrai netikėtai, pavyzdžiui, Dainis Podžiuks buvo kažkur tai rikiuotės gale Q1 etape, o štai dabar 4. Štai čia tik tai vos ne propeleris siekė vandenį pas Nikitą Lyts, o štai čia gelbėjimo procedūra pas Matildą Wiberg.
ji ir yra kaltininkė, kad mūsų ta sesija sutrumpėjo, buvo laikas sustabdytas kelioms minutėms, kol ji buvo patraukta iš trajektorijos. Na, o dar kartelį priminsiu, kad šie laivai tikrai yra subtilūs, gražus, reikšmingi ir smagu, kad čia vykstančios varžybos Lietuvoje džiugina mus. Edgaras Repko vienas žymiausių ir tituluočiausių Lietuvos vandens sporto atstovų, F2 vandens formulių klasėje, daugkartinis čempionatų prizininkas. Ir gaila, kad mes jo nepamatysime Q3 etape. Na, o Q3 etape patenka į Džerną Vilmunen, numeris 4. Labai netikėtai nustebino Džerną su savo pirmąją vietą, kadangi tai jo tik tais antrasis sezonas Formulėje 2. Taip pat patenka ir Stefanas Haginas, 2022 metų pasaulio čempionas. Taipogi Nikita Lyts, 71 numeris, Dainis Padžiuks, 15. Matilda Viberg, kuri buvo sustojusi trasoje, 7 numeris, ir Duarte Benavente. Štai toks šešetukas keliauja į Q3 etapą. Kažkaip pergyvenu ir kažkaip labai apmaudu, kad mūsų lietuvaičiams taip nenusisekė. Na, kalbant apie Egidijų Dagilį, tai jam labiausiai galbūt nepasisekė. Kita vertus, Edgaras, žinau, kad gali pakankamai gerai atsitiesti Europos čempionate. Jisai jau yra tą mažiausią padaręs, bet vis dėlto gaila, 8 vieta yra komplikuota situacija startuoti Europos čempionate. Vis dėlto mes kovojame dėl geriausių pozicijų prie lieptelio per pirmą įskaitinį plaukimą, o čia temperatūra šiek tiek oro kyla, 21 laipsnis šilumos, vandens temperatūra išlieka ta pati, vėjo greitis, vidutinis greitis 20 km per valandą. Nida, gal tu turi duomenų iš savo lenktyninės patirties, ar vandens temperatūra turi tam tikros įtakos laivo dinamikai? Šiek tiek turi sraigtams įtakos, tačiau tai nėra gal labai didelis rodiklis, į kurį žiūri visi, tačiau viskas susideda po truputį ir susidaro tas bendras toks komplektas. Tai viskas daro įtaką. Matėme grafikoje, kaip atrodė mūsų trasa, o štai čia truputėlis kadrų, kad vis dėlto susikaupimas niekur nedingo. Be jokios abejonės, dabar karštas komentaras čia tiesiogiai su jumis. Edgaras Repko atkeliauja, gaus Bart nuo Andriaus Janušausko. Juokas juokais, bet tikrai įtampos ir dramos šiame Europos čempionate tikrai labai apstu, ypatingai lietuvių stovykloje. O dabar, Edgarai, dar kartelį labas. Smagu visą laiką tave girdėti. Jo, tik mane labai smagu. Gerai, pasakok įspūdžius, pasipasakok. Nu, nieko, aš tikrųjų tai padariau klaidą, kad neišplaukiau iš karto su visa krūva, kai dar nebuvo tokio vėjo, išplaukėm truputėlį vėliau. Ir vėjas tik kilo, ten prie Heso jau buvo neįmanoma pasisukti greitai, tai jau šiek tiek pagerinau savo laiką, bet negalėjau to laiko įmušti tokio kokio visada. Tai čia truputėlį mano buvo klaida, kur čia gali kainuoti Europos čempiono titulą, nes dabar startuoti 7 vietos bus jau labai 7 ar ne 8 kartais? Nežinau, ar 7 ar 8, bet jau... Mūsų duomenimis 8 pozicija, galbūt po kelių protokolų ir pretenzijų gal ir 5. Tai jo, tai šį kartą nepasisekė, padariau pas klaidą. Turėjau, čia negali žinot, gal būtų visai nurimę ir būtų buvę, bet kad taip, dabar atrodo jau vėl truputėlį ramiau, labai gūsiai, labai skiriasi trasuose, tai ten ir tiesiog negalėjau padaryti greitų ratų. Taip, pastebėjome, kad vanduo vis labiau buvo toks atšiauresnis, aršesnis ir netgi iš tavo bolido dinamikos matėme, kaip tave truputėlį purtė nuo vieno ant kito sponsono ir matėm tavo pastangas atkelti formulę iš Popovskio kiek įmanoma greičiau, bet panašu, kad kitose trasos dalyse vis dėlto labiau reikėjo prisisaugoti. Jo, tikrai čia. Ką padarysi, dar yra 4 plaukimai. Dar liko 4 varžybos, visko gali būti, reikės kovoti iki galo. Taip, kiekvienas plaukimas yra įspūdingas ir geras ir tuo pačiu parankus tuo Europos čempionate, kad jeigu finišuoji geroje pozicijoje, tai kitam plaukimui turi ir geresnę startinę poziciją.
Taip, reikia startuoti kuo geriau be abejo ir sekantis startas priklauso nuo to paskutinto finišo. Taip kad jo, dar yra šansų, reikia kovoti. Puiku, jau mojuoja tavo draugai ir bičiuliai, bendražygiai, nori tave pagrobti. Ačiū tau už karštąjį komentarą. Edgaras Repko su jumis ir su manimi. Ir Q3 etapas bus dėja, bet be jo. Ir kaip pats minėjo, vėjas ir vėjo gūsiai pakilo antroje kvalifikacijos dalyje, neišplaukė kartu su visais. Ir panašu, kad tuo labiausiai pasinaudojo Jarno Vilmonė, nes, kaip ir minėjau, jo laikas buvo neprilygstamas. Ir panašu, kad jisai pataikė į tą atitinkamą langą, kur buvo tiesiog paranku jam išplaukti. Ir ankstyvoje fazėje įpešė labai gerą rato įveikimo laiką, kuris garantavo jam saugią pirmąją poziciją. Štai ir jūsų dėmesiui mes jį matome savo ekranuose. Jarno Vilmonen panašu, kad tampa, kol kas kvalifikacijos lyderiu ir toks vienas rimtesnių priešininkų apskritai šitame Europos čempionate, turint omeny jo tik tai antrasis sezonas jam, bet kol kas labai užtikrintai atrodo jis. Tad, kaip ir Andrius minėjo, oro sąlygos keičiasi ir ar jam pavyks išlaikyti tą pirmąją poziciją toliau. Čia yra klausimas. Taip. Viskas prasideda nuo nulio. Dabar Jarno turi vėl pademonstruoti gerą greitį. Visi yra pagal poziciją dabar neaišku kur. Visi pradeda vėl nuo nulio. Reikia vėl greito rato ir kova prasideda iš naujo. O ta kova tikrai, manau, kad tarp šių 6 dalyvių tikrai užvirs. Mažiau bolidų mūsų trasoje reiškia ramesnį vandenį, gal šiek tiek, nedaug, vis dėlto daugiausia viskas priklauso nuo vėjo ir jo krypties, tačiau dėja yra kaip yra ir įdomu, kokią dar papildomą informaciją galbūt surinks ir Edgaro komanda, ar vis dėlto galbūt jam kažkas ir pamaišė, o gal ir ne, gal kartais būna įsisprendžia kai kurie klausimai čia esant ant kranto. Bus labai svarbu Edgarui dabar turėti gerus startus kiekvieną plaukimą, kad galėtų gerinti savo pozicijas. Kas iki tol nebuvo jo arkliukas, būtent šį savaitgalį. Startai buvo pakankamai prasti per sprinto varžybas, matėme vakar. Tačiau laivo dinamika yra tikrai pakankamai aukštam lygiai, konkuruoti dėl aukščiausio pozicijų. Tačiau dėja, bet komplikuota situacija dabar ir žiūrėsim, ar jisai pagerins tą situaciją. Be abejo, viskas paaiškės tik tai per plaukimą. O kartais būna tokia procedūra, kad iš 8 vietos, žiūrėk, po pirmo posūkio ir 3 atplaukė. Tai... Būtent, tikėkime, fortūna nusišypsos mūsų lietuvaičių. Taip, tikėkime, kad kažkas pešis, o mūsų 8 laimės. Na ir dabar suka apšilimo ratus kvalifikacijos 3-ojo etapo dalyviai. Ruošiasi laiko skaičiavimui. Taip, ir mes turėsime dar vieną labai atkaklį ir labai aršią kovą. 6 greičiausiai Q2 etape, dabar susitiks Q3 etape ir žiūrėsim, kas turės geriausią poziciją prie starto lieptelio per pirmą įskaitinį plaukimą, kuris beje bus šiandien. Inirtingas ir labai nenuspėjamas, sakykime, Europos čempionatas kol kas. Na, o mes be jokios abejonės dar kartelį padėkokime mūsų rėmėjams, be kurių tikrai būtų sunku suorganizuoti kažką panašaus. Tai renginį finansuoja Kauno miesto savivaldybė, generalinis rėmėjas Nordis, išmanus vėsinimo ir šildymo sprendimai. Pagrindiniai rėmėjai UAB Vytauto paslaugos, UAB Adampolis Rental, UAB Magna Plast, renginio partneriai UAB Garants Boats and Yachts, taip pat Bister. Ir žinoma, dėkojame informaciniam partneriui ir rėmėjui, tai yra Kauno diena. Projektą iš dalies taip pat finansuoja ir Švietimo mokslo ir sporto akademija. Na ir Stefan Hagen pajuda nuo lieptelio link trasos ir to jau bus pradedama skaičiuoti ratų laikas.
7 pozicijoje buvęs Hilmeris Vibergas, jo laivas iškeliamas iš vandens. Lieka tik tai 6 greičiausiai, o mes be jokios abejonės visai netrukus sužinosime, kas turės geriausią poziciją per pirmąjį skaitinį plaukimą. Jis jau vyks šiandien, pagal planą turėtų būti apie 16 val. Galbūt šiek tiek po. Ir su nekantrumu laukiame, kaip prasidės šis Europos čempionatas. Vis dėlto kvalifikacija nors ir yra svarbus etapas, tai ir nėra galutinis. Ir žinau, kad Edgaras tikrai moka kai kurios nuostolius kompensuoti tikrai pakankamai su geru tempu. Jis kartais kaip Valančiūnas prieš dvigubą gynybą labai gerai atsitėse. Taip pat matėme ir vakar dieną sprinto varžybose, kur Edgarui pavyko puikiai atsitiesti po nors ir šiek tiek nepavykusių startų, tačiau buvo iškovota pirmoji vieta. Taip, ir startai nors ir buvo patys prašiausi pas Edgarą, tačiau laivo dinamika panašu, kad veikia posūkiuose labai gerai. Na, bet vis dėlto vėjas antroje Q2 dalyje padarė savo žalą. Šios sesijos laikas yra 15 minučių. Tiek duoda teisėjai šiame etape. Daugiau galbūt ir nereikia. Ir 6 greičiausiai atakos vandenį maksimaliai ir be jokios abejonės bandys pagerinti savo rato įveikimo laikus. Geriausias rato įveikimo laikas užims patogiausią poziciją ir geriausią poziciją į pirmąjį posūkį. Šešetukui vietos dar yra neaiškios, tačiau nuo 7 vietos ir žemiau jau visiems vietos yra žinomos. Nikita Lyts parskrenda čia po tiesiosios, dar tikrai galbūt ne iki galo atlaužė savo formulę, dar galbūt pabandys paieškoti keletos variantų. Jarno Vilmunen užfiksuoja pirmasis savo rato veikimo laiką. Netoks geras kaip per Q2 etapą, sekundė prastesnis, bet... Tačiau nėra ir blogas. Nėra blogas, tai tikrai. Čia mūsų čempionato staigmena Dainis Podzuks buvo 4 Q2 etape, užfiksuoja kol kas dar jokio laiko, o štai čia pasaulio čempionas Stefanas Haginas užfiksuoja geresnį rato veikimo laiką ir stebėtina, tik tai per 0,008 sekundės dalis geresnis laikas negu Jarno Vilmunen. Štai toks atstumas ir štai toks skirtumas yra tarp šių dviejų pilotų. Duerto Benavente, dar vienas pasaulio tituluotas čempionas, 45 numeris net per toliausiai atsilieka nuo savo oponentų priekyje, pusę sekundės ir daugiau šiek tiek atsilieka Nikita Lyts, 4 jo rato įveikimo laikas. Jis beje naudoja keturtaktį V8 formos variklį, kuris turi 50 arklio galių daugiau, tačiau keturtakčiai, nors ir yra ekologiškesni, taupesni, nors ir turi 50 arklio galių daugiau, tačiau dvitakčiai yra 17 ir netgi daugiau kilogramų lengvesni ir turi didesnį apsisukimų dažnį. Šiuo metu net 4 laivai patenka į 1 sekundę. Pusę sekundės beveik, taip. Beveik taip. Taip, 55 sekundės dalis skirtumas tarp 4 ir 1 vietos. Tai čia kova tikrai labai artima, labai gerai atakuoja vandenį 71 numeris Nikita Lyts. Geras turėtų būti jo ratas ar pagerins savo rato veikimo laiką. Štai čia paskutinysis posūkis, finišo buja ir Nikita Lyts nepagerina savo rato veikimo laiko. Pabandys tą padaryti jau kito važiavimo metu. Tuo tarpu matome, kad dar Dainis Podzuks nėra įveikęs nei vieno įskaitinio rato, kaip ir Matilda Viberg. O štai čia, kokį fantastinį, absoliutų fantastinį ratą įveikė Jarno Vilmunen ir panašu, kad šis suomis bus tikriausias konkurentas visiems. 49 ir 28 sekundės dalis. Neįtikėtinas pasirodymas ir panašu, kad čia gali būti labai rimta paraiška. Stefanas Haginas stengiasi neatsilikti, tačiau dabar krenta į antrąją vietą Stefanas Haginas. Šis vokietis per 47 dalis atsilieka. Duerto Benavente dabar tik tai 1,6 sekundės dalis krenta nuo lyderio. Šiaip neįspūdingas Portugalų tempas. Nikita Lyts irgi kol kas labai toli. Kiti pilotai turės stengtis pavyti Jarno. Tai bus sunku ganėtinai, tačiau jie bandys. Taip, Jarno ar Jarno, kaip jisai pats tarė? Jeigu su Didžiosios Britanijos akcentu, tai Jarno. Jarno Vilmunen iš Suomijos. Kol kas yra tikrai labai nepavėjamas, turi saugų barjerą užantyje, 47 sekundės dalis. Geras rato įveikimo laikas ir tikrai
rekordiškai greitas yra šis suomis. Stefanas Hagenas kol kas lieka antroje pozicijoje, lyderis mūsų ekrane, 4 startinis numeris, štai čia Portugalas, 45 numeris Duarte Benavente, kol kas neatranda savo tempo. Bene didžiausią lenktynininko patirtį turintis pilotas, skaičiuojantis jau 3 dekadą būtent tokių elitinių formulių. Panašu, jog Matilda Wiberg nesiruošia startuoti, tikriausiai turi problemų šiokių tokių su savo varikliu. Taip, stabtelėjo Q2 etape ir panašu, kad nors ir jie partempė į krantą, neturi dabar kažkokiu tai svertų atkurti savo techniką į pirminį lenktyninį lygį. Trūksta mums ir Dainiaus Podzuko. Jo mes nematome prie starto lieptelio, jis jau tikrai turėjo sustartuoti, juolab, kad čia yra labai limituotas laikas, lieka 10 minučių iki šios kvalifikacijos pabaigos. Ir kol kas Jarno Vilmunen neužleidžia savo lyderio pozicijos, laiko intervalai tarp šių 4 formulių išlieka pakankamai ryškus, didesni negu tikėjausi ir panašu, kad Jarno atradęs receptą, galbūt svorio balansas labai geras, galbūt jisai kuo puikiausiai labai gerai sustigavę savo techniką, puikiai pritaikęs raiktą šiai trasai ir kol kas atrodo Jarno labai stipriai šitame kvalifikacijos raunde ir panašu, kad gali tuom viskas ir pasibaigti. Suomi yra labai tikslus žmonės ir šiame sporte rodo tikrai labai aukštus rezultatus. Taip, Suomių delegacija būna tikrai pakankamai puikiai atpažįstama ir šiuose pirmenybėse. Tai Jarno Vilmunen nors ir neturi galbūt didžiausios patirties iš visų Suomių, tačiau kol kas rodo labai meistrišką greitį. Laikosi kol kas intervalai panašus, o štai čia Duarte Benavente šiek tiek pagerina savo rato įveikimo laiką per 40 sekundės dalis ir šokteli į 3 poziciją. Nikita Lyc krenta į 4. Nikita beje yra vienintelis berods, jeigu neklystu, pilotas, kuris turi daugiausia arklio galių, tačiau turi visai kitos kompozicijos ir sunkesnį variklį. Štai jį mes ir matome, 250 arklio galių, 4-taktis variklis. Ir norisi jam vis dar numesti svorio, ne pačiam kaip pilotui, bet nuo laivo. Vis dar yra link, tiesąkant, viršyje tą leistiną normatyvą. Žinoma, kiekvienam pilotui norisi, kad jo bolidas būtų kuo lengvesnis. Jeigu lengvesnis, tai reiškia ir greitesnis. O štai čia sensacingas vokiečio pasirodymas, ponios ir ponai, ir Stefanas Hagenas šauna vienintelis į 48 sekundžių intervalą, 48 ir 94 šimtosios sekundės dalis, likus čia ne per daugiausia laiko šioje kvalifikacijoje. Ar pavyks atitiesti Jarno Vilmunen? Jarno gali dar iššauti tikrai staigmenų, aš net nebejoju, kad tikrai bandys šis suomis pasigerinti savo rato veikimo laikus. Nikita Lyc! Wow! Neįtikėtinas šio Latvio pasirodymas, ponios ir ponai, 48,75 šimtosios iš 4 pozicijos. Bam! Į 1. Fantastika, absoliuti fantastika Jūrmala Racing Team, Nikita Lyc. Praliukai Latvijai rodo savo klasę. Taip, provisional pole, 48 ir 75 šimtosios. Nikita Lyc panašu, kad jeigu jam gerai pasiseks, kitą sezoną tikrai be išimčių visi su V8 važiuos. Bus puikiai reklama. Labai gera reklama ir panašu, kad kol kas tas padidintas svoris jam šiame kvalifikacijos etape galbūt dar prie didesnio vėjo gal šiek tiek kažkur ir talkina, ką gali žinoti, bet šiaip galingumas ir šiaip startas iš Nikitos Lyc, kiek pastebėjome, iš vietos startas tikrai yra labai, netgi pats Edgaras sakė, nėra lygių. Tai pažiūrėsim, kągi pademonstruos Nikita Lyc ir kol kas labai fantastiškas jo rato įveikimo laikas, 48 ir 75 šimtosios. Tai yra tas laiko intervalas, kurį mes sutikome tik 2 kartus. Tai vieną tokį ratą stebuklingą buvo įpiešęs ir pats Edgaras Repko per ramų vandenį, per treniruotės, kai buvo visiškai vienas paliktas trasoje, o štai čia dabar ir Nikita Lyc įstoja į 48 sekundžių klubą. Tačiau dar laiko yra ir visko galima tikėtis, rezultatai gali kisti ir tai nėra
pabaiga. Taip, 6 minutės lieka iki šios kvalifikacijos pabaigos. 4 pilotai vis dėlto išbandinėja savo jėgas. Įdomu, kas nutiko Dainiui Pudzukui. Tikėkime, kad nieko rimto. Štai jis partempiamas, štai ir jis. Transliacijos režisieriai rodo, kas jamgi nutiko. Panašu, kad buvo išplaukęs vis dėlto Dainis, tačiau, na, tikėkime, kad nieko rimto. Galbūt kažkokia tai elektronikos problema, kartais visko nutinka. Štai čia labai pavojingas epizodas ir ant šoninių sponsonų tabalavęs Stefanas Haginas panašu, kad labai pušina, stumia savo formulę ir stengiasi atkrapštyti tą pirmąją poziciją, kuri, įslydo iš jo. Jarno Vilmunen kol kas trečias. Stefanas Haginas kol kas antras, atsilieka nuo Nikitos Lyts per 19 šimtųjų. Duerta Beneventa grįžta į krantą. Vis dėlto jisai nuo trejeto labai ryškiai atsilieka 1,7 sekundės dalis. Jarno Vilmunen pagerino savo laiką ir šoka į antrąją poziciją. Artima kova tarp pirmos, trečios pozicijos. Tikrai 1/10 čia nėra tas labai jau ryškus rodiklis. Pusę sekundės dar galima pamatuoti šiandien bei ten, tačiau 1/10 yra, tikriausia paraiška, kad į pole poziciją tikrai pretenduoja visas trejetas ir bet kuris tikrai gali pagerinti šį laiką ir Stefanas Haginas yra tikrai labai greitas. Šiaip didžiausias staigmena iš Nikitos Lys. Aš galvojau, kad jisai bus, trečias, ketvirtas, bet... Stebina. Taip, Nikita Q3 etape panašu, kad tikrai nustebino visus ir čia tikrai labai rimta paraiška iš jo pusės. O Jarno kėlė laivą vis aukštyn ir aukštyn, rodė tikrai pavojingus manevrus ir pavyko pasigerinti per vieną poziciją savo vietą. Atsilieka nuo lyderio per 112 tūkstantųjų, o tuo tarpu pirmas trejetukas tikrai yra labai šalia vienas kito. Visko gali dar nutikti, mažiau negu 4 minutės. Jarno nepagerina savo rato įveikimo laiko. Pro mus praskrieja ir Nikita Lyts. Jis lieka savo pozicijoje ir Stefanas Haginas kol kas irgi prasukęs vieną ratą. Laiko intervalai nekrus nei pas Nikitą, Jarno ir Stefaną. Kol kas lieka viskas taip pat. Aišku, ši situacija yra labai dėkinga Nikitai. Jisai tikrai norėtų, kad viskas taip ir baigtųsi, be jokios abejonės. Ir manau, kad tai būtų pirmoji tokio pobūdžio varžybose pirmasis toks ryškus kvalifikacinis pasiekimas pas Nikitą. Bent jau aš nepamenu, kad jisai būtų pelnęs pole poziciją. Tikrai ne. Ir jį tikrai tai pradžiugintų, jeigu jis ir liktų toj pirmoje pozicijoje. O laiko lieka vis mažiau ir mažiau. Mažiau nei 3 minutės iki kvalifikacijos pabaigos. Tai ar pavyks Nikitai išlaikyti savo pirmąją poziciją? Čia pagrindinis klausimas ir bus atsakytas visai netrukus po 2,5 minutės. Lieka laiko viso labo tik tai 2-3 ratams. Na ir Nikita panašu, kad savo geriausią rato įveikimo laiką atliko per 7-ąjį ratą, kaip ir Stefanas Haginas. Jarno antroje pozicijoje kol kas esantis suomis pagerino savo geriausią ratą, užfiksavo. Ir Jarno kyla į pirmąją poziciją. Oh my god, Latvijoje dabar gedulas. Ponios ir ponai, per 0,006 sekundės dalys Jarno pagerina savo rato įveikimo laiką ir tik tai 6,000. Man net susipynė liežuvis. Aš negaliu patikėti, kas čia vyksta. Lieka 1,5 minutės, 90 sekundžių ir dabar viskas arba nieko. Žinoma, aišku, kažkokiu tai incidentu nesinori, bet apmaudus epizodas mūsų eteryje Dainis Pudziukas. Jam kvalifikacija net nebuvo prasidėjusi. Išplaukė ir dėja, bet jo variklis neturėjo pajėgumų. Galbūt tai ne variklis, gal tai elektronikos, gal tai hidraulikos problema. Čia visko gali būti su šiais bolidais. Duerta Benevente laivas jau
iškeliamas, jis taip ir liks 4 pozicijoje. Ar nutiks kulminacija? Nepagerina laikos Jarno Vilmunen savo, dabar nepadidina atotrukio. Nikita. Tačiau šiandien kiek visokių netikėtumų vyksta trasoje, tad galim tikėtis ir iš Nikitos dar paskutinio rato bandymo. Taip, Stefanas Haginas užfiksuoja geresnį rato veikimo laiką, kaip tik dabar per 14 ratą. Tačiau bendroji pozicijoje nepakyla į viršų. 25 sekundės. Ar kažkas nutiks? Kažkas sustojo trasoje. Ar tai... Panašu, kad tai yra Nikita Lys, 71 numeris. Prie geltonos bujos dešinio posūkoje Nikita Lys užgesta, tačiau vėl pradeda važiuoti. Taip ir baigėsi šis Q3 etapas. Na, vis dėlto reikėtų pagirti fantastiškas Latvijos pasirodymas, antroje pozicija kvalifikacijai. Na, čia galiu pasakyti, Jarno Vilmunen, na, nenoriu sakyti ar meistriškų, bet 6,000 čia yra jau sėkmė. Čia jau yra sėkmė, bet tuom ir žavus šis sportas, kad tikrai didžiausią dramą pademonstravo Q3 etapas. Jarno Vilmunen, buvęs netgi ir 3 pozicijoje, vėlgi iššauna stebuklingą ratą ir sveikiname jį. Na ir paskutinis ratas užsibaigė. Rezultatai turėtų būti nepakitę. Taip. Kvalifikacijos pabaiga. Jarno Vilmunen iš Suomijos pirmoji pozicija, Nikita Lys. Na, dabar mane labiau neramina, kodėl jisai sustojo. Tikėtina, kad baigėsi kuras. Po šitiek laiko. Galimas... Kvalifikacijoje praleisti. Gera hipotezė. Nuraminai. Tai aš labai linkiu, kad jam ir baigėsi kuras. Žinoma, kuo lengvesnis bolidas, tuo geriau. Tai irgi galbūt pilno bako nebuvo užsipylęs prieš mus. Lyderių lentelė ir šio etapo rezultatai. Turėtų būti Dainis Podžiuks 5 pozicijoje, nes jisai vis tiek kažkaip tai išplaukė, kažkokį rezultatą pademonstravo. Jisai įplaukė vieną ratą. Tas ratas buvo 12 minučių, bet... Finišavo partempimo būsenoj. Taip, aš nežinau, kaip dabar traktuoja mūsų teisėjai tokį pasirodymą, bet aš jam tikrai dovanočiau tą 5 poziciją. Matilda Vidberg panašu, kad dėl Q2 etape esančio incidento ir sustojimo turėjo šiokių tokių problemų. Q3 etape net nestartavo. Štai čia karščiausi momentai iš Q3 etapo. Štai čia jūs matote dar kartelį karščiausius pastarąjį Q3 etapą, raundą, kvalifikacijos raundą, kuris tikrai padovanojo didžiulę dramą, nors ir matėme tik tai 4 laivus. Varta Benavente 4 pozicijoje, Stefanas Haginas 3, Nikita Lys 2 ir kol kas nenugalimas atrodo ir pakankamai sėkmingas Suomio, skrajojančio Suomio pasirodymas. Jarno Vilmunen, fantastiškas jo pasirodymas.
Na, o tuo tarpu norėčiau skelbti trumpą pertraukėlę. Mes su jumis, gerbiami žiūrovai, pasisveikinsime jau per pirmą įskaitinį būtent Europos čempionato įskaitinį plaukimą, kuris vyks 16:30, taigi už gero pusvalandžio mes būsime vėlgi eteryje, būsime vėl kartu su jumis, aš Andrius Janušauskas. Ir aš, Nida Kilinskaitė. Gero laiko, būkite pasijungę ir be abejo sirkime už savus. Su nuostoliais, tačiau turime už ką sirgti. Edgaras Repko startuos iš 8-osios pozicijos ir be abejo jam ir visai Lietuvai reikės būtent jūsų jam ir su visos Lietuvos pagalba reikės palaikymo.